Panašu, kad mums reiks apsikeisti draudimo informaciją. Ar turit jūs draudimą? Žiūriu iš tolo, kas ten taip spalvota, čia kapinės pasirodo. Mėgsta spalvotas gėlės labai. Pasirodo, čia gyvena kažkas tam kaimelį, ne tik degalinę. Šnaktį atvažiavau, nemačiau. Saulė teka virš kalnų, žinok, mieloji, su tavim esu. Žiūrėk, aukštai skrajoja aras, raudona saulė teka virš kalnų. Klausyk, mieloji, rytmečio garsų. Sakau, gyventi šitaip gera, raudona saulė teka virš kalnų. Raudona saulė sako, kad daug čia bus gražių dienų. Komanausis sproginėja būgneliai. Čia pasižiūriu 2 kilometrai aukštis virš jūros lygio. Ir dabar biškį nusileidau ir plium. Ten viduj jausų. Dažniausiai nuo 2 kilometrų man ir pradeda sproginėti. Čia per tokį miestelį ir visur parduodu šienas, parduodam šieną. Valia, kaip čia ant šieno pasinešė. Pinigų gal neturi daug, kukliai gyvena, bet šieną tai turi kaip šieno. Žinau, ką sakysit vėl, tu čia tos savo suktynius valgai, taigi vakar valgiai. Taip, vėl valgiau enčiladas, bet čia pusrytinės buvo su kiaušiniu, su šoninė, su kumpiu. Visai kitaip. Nu, ne visai kitaip, bet biškai kitaip. Dar neatsivalgiau šių. Tai žodžiu, varom į rezervatą, indienų rezervatą. Tų tikrųjų amerikiečių pažiūrėt, čia tie tai visi balti juodi, tai čia visi invazoriai, kaip čia, invaderiai, įsibrovėliai čia visi esam. Tikri amerikiečiai yra tie raudonieji, raudonskūriai. Aš šiandien gal mažiau kalbėsiu, kažką daugiau parodysiu.
Išlyskit biškį į lauką, pažiūrėt gerai, kaip ten atrodo viskas ne per stiklą. Aš jūs iškyšiu. Saulė teka virš kalnų, raudona saulė sako, kad daug čia bus gražių dienų. Man čia tave, mano ir diena šviesi ir tamsi naktis. Man čia tave, mano ir kalnai visi ir miškų rimtis. Dar bevardi šio rytmečio metu, plačios erdvės po mėlynų skliautų, gražios tavimi. Seni, klausyk, gal įkalam ten dykumoje reklamą, ten pigi kaina. Įkalam gal reklamą. Jo, įkalam seni ten reklamą, o davai gal dvi, vieną po kitos, tai 20 metrų atstumo. Apdruk pirmos nepastebės, tai bus antra. Slėpkitės, kad už jūs nereiktų mokėti. Thank you. Have a good day. Thank you. Dar nesu matęs, kad su kemperiu temptų mašiną, net virkščiai. Prisirišęs mašiną, bet ant standžios tos vilkties. Right here, that's why I have this right here. Alright. That's local stone here. All these right here, those are all local. But did you carve it like that, or was it like... I carved it. You carved it? Yeah. So my hand tools that I use are... I use river rocks to shape those out. So you shaped this with these rocks? Yeah. And for the small ones in here, I use these right here. So you just gotta keep on knowing that. How thick it is, make it narrow. My scorpions, everything is hand done. They take that blue stuff off, and then those brown nuts, I think the back side is soft, so they chew through there and they get. Čia susijungia 4 valstijos, o aš Jutoje esu. Juta, Koloradas, Naujoji Meksika ir Arizona. 4 valstijos čia susitinka laisvėje po menkėm. Ai, God, ne kod, čia po dievu. Kažkaip pasirodė, kad ant C raidė kod, tai menkė, bet God logiškiau.
Tai va, čia susitinka 4 valstijos ir indienai pardavinėja savo rankų darbo papuošalus. Aš ir keletą nusipirkau kažką tais išvarę tokį ietės angalį ir pradėjo lyti. Bet ten ant to susitikimo taško tai reikia eilę atstovėti, kad galėtum užlipti fotkinas. Ateina kokia šeima, ir kokį 15 minučių ten, kol kiekvienas narys atskirai ten išpozuoja, išlaužia kiekvieną pozą. Visus kioskus apėjau po 2-3 kartus netgi, kol sulaukiau eilės. Šiaip man čia patinka, nes paprastai ateini žmonės papasakoja, pasako kainą, netinka, nueini toliau arba grįši gal. Nes kaip pratęs iš Azijoje ateisi tokią vietą, tai ten pasakys tą kainą, sakysi, nu gerai, einu pažiūrėti kitur. Tai kiek duodi? Nu gerai, ne 20, 15, už 15, imk už 15. Nu ne, aš einu toliau pasižiūrėti, dar noriu. Gerai, 10, imk už 10, nu imk, jau ten ranką dėstau. Vis tiek nueini tada dar atsivys, už 5, imk už 5. Tai čia gal brangiau, bet bent jau kažkaip nepraranda žmonės prieš tave savigarbą, žinai tą kainą, dar papasakoja apie gamybos procesus, pasirodo, čia tie kalnai titnagas yra, labai daug titnago, iš kurio ten daro visus tuos kirvukų, kaliukus, peilius. Tai gal taip geriau, kad iškart brangiau sumoki, bet nekainuoja tavo laiko ir nesižemina žmonės. Quarter a ball, pick your stick, you're hanging on the wall. Aim slow, shoot it low, fall for it all when you never know. There's a black eight, won't roll straight, scratch of a match and you're easy bait for a cue shark, shooting his mark to a payday giveaway in the dark. Lucy and your man's a bad at rambling. What will he be bringing home to you? On the wings that sing of a whiskey, wine and gambling. You leave the stream no sooner than you flew. Važiuoju, taip gausias, kad kampą tiesiog Jutos pravažiuosiu į Arizoną. Tai ant tiek paraudonavo viskas, visi tie kalnai, akmenys, smėliai. Žiaur, toks molis atrodo. Čia šitas kaimelis vadinas Meksikiečių kepurė, nes ten buvo toks akmuo, kur stačius ir toks kulšis ant jo. Okay, thank you. Čia pietuose pastebėjau, jie degalinėse turi tos pašto dėžutės, kur galima įdėti paštą arba paskui pasimti. Nežinau, kas čia pristatinėja. Ant kiek man reikia piniginės nuo jos, kad būtų centų skyrius, va ten tiek va. Aš čia kiekvieną dieną žvejoju jos ir vis tiek prikrentu. Nes dedu į kišenę, kažkaip kairę. Ir atsisėdu ir tada girdžiu kaip aparatas, kai laimi kažką. Bling, 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 bling. Krenta centai.
Atsimenat filmą Forestas Gumpas ir kai jis ten išbėga ir tiesiog bėga ir paskui sustoja. Tai man rodos va čia vat sustoja. Čia vat, kažkur. Tiesiog namelis stoja ten vidury niekur ir čia tokių yra išsimetę arba namelius ant ratų nusimetę ir gyvena. Aš galvoju, čia tipoje tie indienai typėse tuose gyvens, ten kažką pypkę rūkys, gal kai ten skalpą kažką droš su tokiom kepūriom. Jie visai čia dar normaliai gyvena. Namukai ant ratų, ne ant rato, ant žemės. Ne viskas taip kaip filmuose. Tokia smagi šita danga, nei smėlis, nei žvyras, nei molis, kažkoks toks smėlis, bet kietas. Gali varyt, neprasikasa nieko, sukibimas geras. Čia irgi biški Breaking Bad. Aš čia važiavau į tą Monument Valley, monumento slėnį, bet jis, nu, kaip ir yra jau, kad pravažiavau, bet pažymėta vieta būtent va čia vat yra. Ir čia tie indienai gyvena, šrotą kažkaip padarė. Nu ką, šerifas? O, ir mažiuks atbėga. Ir ne vienas. Ar valgysit sūrį? Čia blemba prabangiai parmezano sūrį. 100% sūris. Oi, dar koks atbėga špiriukas. Duokite jam. Ale gražiai nesipjauna. Azijai tai dažniausiai didžiausias užpjaus visą laiką mažesnius. Ar gavo tas mažiausias? Ei! Jau iš rankos griebė. Nu kas jogurto nori. Biškai pasenęs, bet kaip šuniui tai dar. Pasakyk, ar geras, ne? Aš čia numesiu. Oi. Beibiukam gerai bus. Granola. Jeigu ką, gluten free čia. Atsargiai, mažiukai. Kągi, turėjom starterį, appetizerį, dabar pagrindinis patiekalas. Ispaniški ryžiai.
O Jėzau, atsiprašau. Bliam, dar atsiminiau sardinę aš nusipirkęs čia juodai dienai vežiaus, bet jau turbūt nevalgysiu. Product of Poland. Kai? Dabar net gaila, kažkaip lenkiškas. Lenkija tokia ir žuvis. Turiu paragaut, blemba. Blemba, skanus šprotai. Vos pasūdyti tiesiog vandeninę aliejų. Žodžiu, to ne. Didžiausia surėjo beveik viską, blemba. Viskas šių neliumbabasai. Viską išdalinau, kas jums valgoma, kitkas čia aštru arba saldu. Jūs aišku nieko prieš saldų turbūt, bet aš irgi nieko prieš, tai aš pasiliksiu savo. Apipyliau vieną šprotų to skysčių, bet ten vanduo nelies, tai išsilaižys. Viskas, bėkit iš paratų. Važiuoju. Ate, laikykitės. Aukit didučiai, būkit geručiai. Ei, traukis. Visi žiūriu, čia atvažiuoja žmonės tiesiog ir apsisuka, nes tas slėnis čia didelis, pravažiavau aš jį, bet užmesta lokacija, kad čia, nors tiesiog jisai čia bilia kokio dydžio. Nu, von iš paratų. Eikit iš paratų, blemba. Gerai, blemba, maistą prasimečiu, aš galvoju, kur aš įdėsiu prieš skrydį. Nu, ten aišku, Los Andželį išdalinčiau kokiam benamiam. Bet čia dar geriau, benamiai tai gali, jie gali dirbti arba išmaldos prieš šitą šunis, tai jie... Hello! What are you looking for? Valley. Okay, go back to the main highway. Can I go around here? No. No, I need to go back. You have to go back where you came from. This side? No, I came from there, but Okay. it was marked here. I know the GPS is wrong. Go back to the main highway and go continue for 2 miles. You're gonna come around about. You can go east, the Richardson is way on the other side. Okay, so I go back. Go back to the main highway. Okay, thank you. Atbėgo šprotukas. Moteris jau matos užsiknysus aiškinčiau visiems, kur važiuoti. Aš apsimečiau už langą, bet jau tik atvažiavęs supratau, kad čia nesąmonė pažymėta tiesiog kažkieno, gal kaip centras to slėnio, nes gali aplinkui važiuoti. Realiai žmonės tiesiog gyvena. Nespėjai puoto šunelį, aš tau dar duosiu kažką tais. Blemba, čia žinok, jie taip privalgė, tau kaip ir pasakos, greičio valgė, kol nemato. Čia granola. Ai, tu matos biški toks lėtesnis, kol suprasi, kad čia maistas, nu davai. Lesa daryžius. Blemba, čia buvo proga, galėjau tos moters paprašyti, kad duotų man kažkokį tais vardą indienišką, nu, ambairą, aišku. Bet jie tokie gan rimti žmonės, atrodo, kiek bendrau, tai gal net nepagautų bairą, įsižeistų. Marius, didysis šerėjas. Marius, pašiauštas plaukas. Dabar tai labai tiktų Marius šprotų kvapas. Nes ir mašinai kvepia, ir burnoj. Gal įsivadins, jeigu gal priduosiu mašiną.
Alio, sveiki. Aš grąžinau mašiną, nuomotą ir jūs man nuskaičiavot $120 dar už kažką. Ta prasme, aš protų kvapas. Tik ką jis neišsivedino. Tik kad jau nebesmirdė. Nu. Bet jau nebesmirdėjo, kai aš. Nieks ten nepribėgo, aš maišelį buvau įdėjęs ir po kilimėliu. Kokios dar uodegos, jokių ten uodegų nebuvo beveik. Šprotų uodegos, kokios ten uodegos. Nu gal iškrito kelios. Aha. Tai čia už protų, jūs tokį turite įkainį iš protų, 120 baudą duodat. O tai... Ai. Nu, supratau. Supratau, daugiau tada nevalgysiu. Ačiū. Jo, ačiū. Jum irgi. Viso. Žinot, kas būtų juokinga, ten ta moteris sako, tipo, ko aš atvažiavau. Aš sakau, kad tipo į tą slėnį, bet jeigu būčiau sakęs, aš čia pagal skelbimą Passatui B6 galinį dangtį gal turi sidabrinį, nesupuvusi, kad būtų ir kad su motoriuku valytuvu veikiančiu. Ką aš čia sakytų, tas Passatas? Nėra tokių mašinų. Indieniško kūro gal geresnis, nes brangesnis šiaip. Šiaip net ir New Mexikai važiavus rezervato pabrango. Tarifai gal kokie rezervato, nežinau. O, sveikas. Sveik. Net nepamatė. Tokia patgi mašina, reikia sveikintis. Street lights along the highway, throwing shadows in the dark, and the memories keep on turning to the rhythm of a broken heart. You only need a roof when it's raining, you only need a fire when it's cold, you only need a drink when the whiskey is the only thing that you have left to hold. Sun comes up and goes back down, if all the feels like flying till you hit the ground. Say the word and I'll be there for you. Baby, I would be your parachute. Padainuok berniuk papliškės, sesuo ir vėjas davės šitą moką, pašvilpo kailiai prie lavų, o tu pašvilpauk į berniokę iš Suvalkijos lygų. Nemokamas maistas. Davai. Two? Yeah, possible. All right. How about some cheese? Yes, please. All right. One on each? Yep. Fed lettuce. There's lettuce, ketchup and that. All right. Thank you. That's cool. O ką, nemokami burgeriai be bandelės.
skanu, nuostabu. Puiku. Nu va, kaip fainai atvažiavau čia į tokį miestelį, gal pernakvosiu, bet ir pavalgyti jau gavau. Svetingi žmonės. Ir prie stalo sėdėjo tokia moteris indienė. Tai papasakojo įdomių dalykėlių apie tai, kaip čia tos gentis pasiskirstė, kaip čia ta Nava, kur dabar va čia esam didžiausia, kaip jie ten valdžią dalinasi, kaip savo atskirą grinai turi valdžią, bet balsuoja, pavyzdžiui, už prezidento tik rinkimus. Įdomus dalykėliai. Va taip aš norėjau ir su amišais, kad susitikti ir pakalbėti. Nu, amišai tokie dravesni, jie užsidarė nuo tų technologijų ir pabėgė. O indienai tie tokie jau įsilieja į tą Ameriką visą. Tokie chill. Reikait viešbutį susirast, įsikurt ir vyks amerikietiško futbolo rungtynės. Page, čia tas miestelis prieš kažką kitą žais. Kaip jums skamba riterių viešbutis? Pagalvojau, kad praeitą viešnagę buvau Albuquerquėj karališkose apartamentuose, o dabar į riterio kunigaikščio išvariau. Tai toks downgrade'as. Bet ir mokėjau 39 tik eurus. Čia 4 žmonės galime gauti. Kvepia. Dušas koks didelis. Aikt. Aš jaučiu, čia mano pigiausia viešnagė gal Amerikoje. Neatsimenu praeitą kelionę, kiek buvo, bet ten gal šiam vis tiek buvo eurų. Kvepia tokių lygintų, tokių išlygintų rūbų, dar šiltų. Nice. Žinot, sakom, už gerą atlyginamą geru. Tai žinot, ko man šunelį atlygina, už tai, kad pašėriau. Čia dabar nesimato, bet čia subraižėtų belekai. Gal kažkiek matos. Tai va taip atsilygino. Čia tiksliau tas didžiausias, vienintelis šakinėja. Ir kai šakinėja, man buvo tokia mintis, ar nesubraižys, bet galvoju, nu blemba, gal ten tos tokius paviršutiniškus dulkes nubrauks, kur su pirštu pavalai ir nebesimato, bet čia taip jau pavaliau su pirštu, tai matos. Vienoje vietoje net atrodo dažai taip nuėjo. Ojajaj. Reiks ieškoti to markerio, kurį brėžimus maskuoja. Čia vėliau. Čia šiandien nesirūpinkim. Pavalgiau ir sotus, bet tos palendriciukės rūkytos, tai seilės kaupės ir nuo kvapo, ir nuo vaizdo. Bet taip kažkaip gaila, ištraukia tokią skaniai iškeptą ir į šiukšlių maišą įdeda, kad nugabenti iki virtuvės. Neišmeta, nepagalvokit, kad čia ant tiek. Opa, kai greitai veikia čia. Thank you. Thank you.
Kažkaip įsivaizdavau, kad bus nemokamai, net tai, kad gaila, $10 vapšė negaila. Tuo labiau, kad mokyklai čia nueis tie pinigai, bet keista, nes pas mus tik ten vyksta kokias kašės, kažkas mokyklos, tai nemokamai, net ir aukštesnių lygų nemokamai būna. Bet čia Amerika ir amerikiečius futbolas, tai logiška. Jeigu nori maisto, tai atsistoji į eilę, mergaitė sėdi prie stalo, supildo tau tokį lapelį, ko tu nori, susimoki kortelę ir tada eini prie kito langelio ir tau duoda. Smėlio velniai prieš laukinės kates. Laukinės katės čia toks tradicinis pavadinimas futbolo komandos Amerikoje. Turim šiltos kakavos ir šaltų spragėsių. Šiaip tai aš nesuprantu taisyklių, amerikietiško futbolo niekad nežiūrėjau. Žinau, kad turi nunešti kamuolį ten arba ten. Nu kaip ir sokeryje, tam mūsų futbole. Tik čia su rankom. Ir ten turi kiti pargriauti ir neleisti, tai va tiek žinių iš manęs. Ir žinau, kad smėlio velniai jau du touchdownus padarė, tai nors aš atsisėdau pas laukinių kačių fanus, nes ten pilna. Kai pažiūri šitą futbolą ir kiek kontakto jie sugeria, stipraus be jokių kaprizų, tai paskui tą europinį futbolą žiūrėt, kaip jie ten griuvinėja. Kaip plunksnos, tai biškai būna gėda net. Watch the ball! Touchdown! Čia ką tik paskelbė Miss ir Mrs. mokyklos, tos homecoming, nežinau, išleistuvių porelę. Nežinau, kas įsirenka, čia balsuoja gal mokiniai, bet čia didelis dalykas, žiaurus. $41-0. Kažkaip galvojau, kad Amerikoje vaikų pornografija nelegali, o atsisakau žiūrėti ketvirtą kėlinį. Tegu varo toliau tie laukiniai, kad ne, smėlio velniai. Smėlio velniai ištratino laukinės kates. Smėlio velniai, smėlio velniai, juoda, raudona, smėlio velniai. Neatsimenu, kokios ant suolos raudona buvo, su juoda. Čia lemba ryto spalvos. Šviesa dega pas mane. Baseinas yra atidarytas.
uždarytas. Gerai. Aš miegosiu čia, nemiegosiu. Duše nėra lango. Langas.